Sušaukiau šią spaudos konferenciją, kad pasidalinti nerimu keliančiais faktais ir įvykiais Vilniaus rajono savivaldybėje. Per tą laikotarpį pats asmeniškai gaunu nemažai dirbančių asmenų, anoniminių ir tiesiogiai skambučių, pokalbių, nerimą keliančių atvejų, kai žmonės yra bauginami ir kai jiems nevienareikšmiškai yra siūloma nereikšti savo pažiūrų, nevykdyti visuomeninės veiklos. Apie tokius teiginius žino ir tarybos nariai. Dauguma iš jų ne kartą kėlė šį klausimą asmeniškai su vadovybė, kėlė ir komitetų posėdžiuose, bet deja, matomai situacijai negerėjant, nutarė ir inicijavo sušaukti neeilinį tarybos posėdį. Praktiškai kadencijos pradžioje meras Robertas Duchnevičius žadėjo, kad nebus nepotizmo atveju, kad esamų darbuotojų atžvilgių nebus persekiojimo, bauginimo, susidorojimo dėl politinių pažiūrų, kad darbuotojai gali ramiai dirbti savo darbą, kad galvos nekris ir kad jiems nėra ko bijoti. Taigi praėjo 2 metai, tačiau informacija pateikiama ir Seimo nariams, ir tarybos nariams atspindi deja kas kito. Sausio 17 ir 12 dienomis įvyko būtent neeilinis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuris buvo sušauktas daugumos tarybos narių iniciatyva. Šitie tarybos nariai išreiškė susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios situacijos, taikomo nepotizmo ir dėl naudojamo prieš darbuotojus mobingo per jų bauginimo. Jau vien tas faktas, kad gaudami daugkartinių žmonių nusiskundimus tarybos nariai po daugkartinių signalizavimo klausimų kėlimo komitetų posėdžiuose, siekdami apginti viešą interesą ir darbuotojų teises, priversti sušaukti neeilinį tarybos posėdį, atspindi tai, kad situacija tikrai yra grėsminga ir taisytina. Susirūpinęs ir aš dalyvavau šitame posėdėje ir norėjau išklausyti tiesiogiai ir tarybos narių informaciją ir atsakymus iš vadovybės. Tarybos nariai, būtent inicijuodami neeilinėme tarybos posėdėje, pateikė deja nepaneigtus pavyzdžius apie nepotizmo ir taikomus savivaldybės darbuotojų atžvilgių mobingo bei bauginimo atvejus. Konstatuota, kad konkursai į laisvas darbo vietas organizuojami taip, kad laimėtų iš anksto numatytas asmuo. Tam nustatomi specialiai tiems asmenims tinkami reikalavimai. Pavyzdžiui, skelbiant konkursą vežėjų seniūnui, reikalauta miškininkystės krypties išsilavinimo, o Pagėrių seniūnijos filologo. Lygiavertės pareigybės, bet be jokio pagrįstumo skirtingai traktuojamos. Kas tai? Mūsų manymų tai akivaizdus politinio nepotizmo pavyzdys. Kiti pavyzdžiai. Įžvelgiama, kad šiuo metu vykdoma Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūros ir organizacija orientuota daugiau ne į geresnį gyventojų, asmeninius ir politinius mero Roberto Duchnevičiaus interesų tenkinimą. Pavyzdys. Viešai skelbiamas tikslas, kad pertvarka daroma efektyvinti darbą. Taip iš tikrųjų, be aiškaus pagrįstumo vienose skyriuose atsiranda 4 vedėjų patarėjai, kitose jų nėra nei vieno, o konkrečiai organizuojant kultūros skyrių pasikeitė tik pavadinime, vietomis sukeisti 2 žodžiai. Bet tie žodžių keitimai be abejo darbo kokybė ir efektyvumui neturi jokios reikšmės. Tačiau tokie žodžių pakeitimai sudaro galimybę
kad esanti skyriaus vedėja po organizacijos būtų pažeminta pareigose iki patarėjus. Koks rezultatas šitų? Tikriausiai netinkamas asmuo nušalintas nuo vadovavimo ir atsilaisvino skyriaus vedėjo pareigybę. Kas joje dirbs, bus matyti. Kitas pavyzdys. Viešai skelbiama, kad struktūros pertvarka sudarys galimybę darbuotojams padaryti karjerą. Gerai. Bet iš tikrųjų siekiama pakeisti gerai ilgus metus dirbančius darbuotojus savais. Tokie signalai, tokia informacija buvo pateikiama, kaip minėjau, tarybos posėdyje. Pavyzdys. Iš visų darbuotojų savivaldybėje dirbančių tik keliems buvo pasiūlytos geresnės, aukštesnės pareigos, o daugumai dirbančiųjų siūlomas dažnai nepriimtinus, ženkliai pabloginančios jų dabartinę situaciją sąlygas, žemesnės pareigybės. Tuo tarpu į naujai sukurtas ar skliausteliuose geranoriškai atsilaisvintas ir geriau apmokamas pareigas įdarbinti tai vadinami savi asmenys, esantis tų partijų atstovai, kurie rėmė Roberto Duchnevičiaus kandidatūrą mero rinkimuose. Asmenys aktyvūs socialinių tinklų komentatoriai, remiantis tos pačios partijos pozicijas. Kas tai? Ar tai ne kitas jau dabar klasikinio politinio nepotizmo vykdomo per struktūros pertvarką atvejais? Taipogi pabrėžiama, kad dirbančius darbuotojus pakeisti savais, stiprinant savo įtaką ir atsibuntikuojant remiantiems rinkimuose asmenims ir partneriams vykdomas netiesioginio bauginimo ir mokinių veiksmai. Apie organizacijos procesą iš viso, apie tą eigą, taip kaip signalizuota buvo ir tarybos minėtame posėdyje, nebuvo pranešama ne tik tarybos nariams, bet ir patiems savivaldybėje dirbantiems darbuotojams. Stažą ir kompetenciją turintys asmenys nežinojo, koks tolimesnis likimas jų laukia. Minėtame tarybos posėdyje taryboje buvo nagrinėjimas siūlymas didinti Vilniaus rajonų gyventojus atliekų išvežimų kainą, net 40%. Tai buvo ir ankstesnėme posėdyje. Kam tai buvo daroma? Yra mąstymas, kad sugretinus su nagrinėtos organizacijos klausimo naujų etatų steigimu, atsakymas akivaizdus, kad biudžete prireikia papildomų lėšų. Tam, kad tiems, kurie naujai įdarbinti, tai vadinami savi asmenys, turėtų ženkliai didesnį atlyginimą ir tam, kad išmokėti tą atlyginimą, biudžetas surinktų papildomų lėšų iš gyventojų sąskaitos. Be abejo, geras tas, kas gerai tai, kad dauguma tarybos narių nepritarė tokiems kainų pakėlimo gyventojų sąskaitą sprendimams. Taigi, atrodo, kad nauji ir savi ateina, žinoma, tik į labai geras apmokamas pozicijas, daug ir pageidautinas su priedais. Galima nuodugniau analizuoti priedų atlyginimo didėjimą savivaldybėje ir ten išvelgti būtent, kam tie didėjimai yra skirti. Galėčiau pacituoti keletą pasisakymų iš skambinančių žmonių, dirbančių, būtent, kurie kelia savo susirūpinimą. Pavyzdys. Vienas asmuo man tiesiogiai taip kalbėjo. Stojau
apytiksliai. Ar galėtumėte įsivaizduoti, kaip galima dirbti aplinkoje, kurioje nuolat juntamas mobingas? Vyksta nuolatiniai patikrinimai, pertekliniai patikrinimai ir jaučiamas psichologinis spaudimas. Taip pat, kaip įmanoma yra dirbant įstaigoje, naudotis siūlomis teisėmis priemonėmis. Nes neva tam asmeniui yra siūlyta prašykite tarnybinis pranešimus direktoriui. Bet tas asmuo sako, tai kaip aš parašysiu tą tarnybinį pranešimą, jeigu direktorius yra būtent mero Roberto Duchnevičiaus vykdantis asmuo. Tai tas pranešimas gali tik pabloginti ir taip gana sudėtinga situacija. Tokių cituojamų pavyzdžių galima būtų pasakyti ir daugiau. Lietuvos Respublikai tarnaujantis valstybės tarnautojai turi teisę ir realų ir veiksmingą darbą einant tam tikro lygio ir kategorijos pareigas, nepaisant valstybės ar vietos valdžios politinių pasikeitimų ir tuo pačiu gali netarnybos metu dalyvauti politinėje veikloje. Realybėje šis klausimas yra būtent uzurpuojamas ir naudojami netiesioginio smurto ir psichologinios įtampos veiksniai. Ne visi asmenys su tuo sutinka. Daugelis iš jų, nenorėdami sudaryti savo nepalankės aplinkybės, nenorėdami jausti priespaudą, nenorėdami gaišti laiko kovojant ir įrodant tuos faktus, palieka savo darbą. Pavyzdžiui, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorė netikėtai išėjo iš darbo. Šis žmogus ilgus metus sėkmingai dirbo savo darbą, turintis autoritetą ir labai gerus darbo rezultatus. Neva savanoriškai išėjo. Be abejo, tai sukėlė nemažą pasipiktinimų bangą, nes pasak pasisakusiųjų, o žmonės vertina tokius sprendimus, šis asmuo puikiai dirbo savo darbo ir rezultatus matė tiek darbuotojai, tiek ir patys neįgalėjai jų artimieji. Deja, bet mobingo, psichologinio smurto atvejus teisiškai įrodyti yra sudėtinga. Tai yra jautri tema. Tai yra kartais įstatymiškai ar teisiškai neįrodantis veiksnys. Tačiau tokie atvejai turėtų būti išeliminuoti iš vadovavimo metodų. Aš pats Seimo rinkimų procesų metu gaudavau ne vieną tokio atvejų pavyzdį, kai darbuotojai dirbantys seniūnijose, švietimo įstaigose tiesiogiai man sakė: gerbiamas kandidatė, neatvažiuokit pas mus, nesudarykite mums nepalankios aplinkos, nes mums netiesiogiai yra pasakyta, kad dėl tokių susitikimų, jau nekalbant apie tai, kad mes nedarbo metu, kartuoju, nedarbo metu galėsime laisvai reikšti savo poziciją, vykdyti savo visuomeninę politinę veiklą, turėsime nemalonumų. Tokie asmenys yra silpnoji grandis, nes dažnai jie negali apginti savo teises. Stiproji grandis tai yra būtent vadovai, kurie sudaro palankės aplinkybės ne tik tai savirealizavimui, ne tik tai dalyvavimo visuomeninėse veiklose, bet nuo to priklauso ir tų darbuotojų mikroklimatas,
kuris atsispindi gerais darbo rezultatais. O tų gerų darbo rezultatų praeityje buvo labai daug. Pažymėsiu, kad gerai pradedantiems asmenims važinėti po remontuotų stadionų, įstaigų, atidarinėti grupės, dalyvauti tuose įvykiuose, kai tie darbuotojai ilgus metus dirbantis pasistengė, kad per ilgus metus mokyklos, įstaigos, stadionai būtų tikrai gerai veikiantis. Pastebėtinas dalykas, kad dabartinė valdžia mero Roberto Duchnevičiaus priešaky naudoja taip vadinamą gero ir blogo policininko metodą, kai asmeniškai šiltai bendraujama, asmeniškai sakomi komplimentai, o kiti priimti politinio pasitikėjimo asmenys vykdo netiesioginį, bet mobingavimą ir persekiojimą. Kaip minėjau, įrodymams surinkti yra sudėtingas procesas, bet tai, kad dauguma tarybos narių imasi galbūt kraštutinių veiksmų, kad sušaukia neeilinį tarybos posėdį, kuriame pateikia eilę mano minėtų ir neminėtų pavyzdžių, atspindi, kad situacija savivaldybėje yra taisytina. Deja, tarybos nariai nuogąstavo, kad nei per organizuotus komitetų tarybos posėdžius, nei per minėtą sušauktą tarybos posėdį nesulaukė tinkamų atsakymų, nesulaukė paneigimo tokių faktų, o ką labiausiai nesulaukė ryžto ir konkrečių veiksmų, kaip taisyti minėtą situaciją. Dalyvaudamas šitame posėdėje, aš irgi girdėjau neva gerus ketinimus, tačiau norėtųsi matyti konkretų veiksmą. Pirmas dalykas. Gerbiamam merui Robertui Duchnevičiui reikėtų prisiimti asmeninę atsakomybę dėl minėtos situacijos taisytinos, numatyti veiksmų planą ir konkrečius veiksmus su savo komanda, kad ištaisyti tokią neigiamą situaciją, kuri yra paminėta. Kad žmonės jaustųsi saugiai, kad nebūtų netgi šešėlio persekiojimo, bauginimo, kad būtų realizuotos tuos nuostatos, apie kurios buvo pradžioje kalbėta. Kad nebus nepotizmo atveju, kad esamų darbuotojų atžvilgių nebus persekiojimo, bauginimo, susidorojimo dėl politinių pažiūrų, kad darbuotojai gali ramiai dirbti ir kad galų gale, taip pasakant, žmoniškai galvos nekris ir kad jiems nėra ko bijoti. Taigi raginu poną merą Duchnevičių ir komandos narius viešai signalizuoti apie veiksmus, kurie užtikrins būtent sveiką atmosferą, saugią atmosferą kiekvienam dirbančiam savivaldybėje darbuotojui. Norėčiau taipogi atkreipti dėmesį į kitų partijų tarybos narių reakcijas į tai. Pastebėjau, kad konservatorių atstovai, Laisvės partijų tarybos nariai atstovai, girdint išsakytus teiginius apie mobbingą, apie
persekiojimą, sarkazmiškai tik reagavo. Atrodo, kad juos tai neliečia. Taigi jiems žmonių psichologinis klimatas ir saugumas absoliučiai nerūpi. Esu be abejo dėkingas tiems tarybos nariams, kurie atvirai, o tai nemalonus dalykas, išeiti ir kalbėti apie tuos teiginius. Bet jie jaučia pareigą atstovauti žmonėms ir ginti jų teises. Ir mes, kaip Seimo nariai, irgi rūpindamėsi viešuoju interesu ir žmonių saugumo, būsime neabejingi. Ne tik stebėsime, bet ir imsimės realių veiksmų, kad kokia situacija, kur naudojamas grasinimo metodas nepasikartotų ir kad žmonės jaustųsi saugiai. Dar vieną pažymėsiu dalyką. Už visą veiklą atsako be abejo meras. Meras Robert Duchnevičius yra Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas. Taigi visi šitie veiksmai, apie kuriuos minėjau, atspindi be abejo visos partijos poziciją. Tai kyla klausimas, ar dviveidiškumas, ar žodžių ir veiksmų skirtumas yra visos Socialdemokratų partijos atspindys, ar dabartinė valstybė valdančiai daugumą surašys vienus siekius, o vykdys kitą nepotizmo, mobingo, grasinimo metodais paremtą veiksmą. Norėtųsi, kad kolegos atsakytų į tuos klausimus ir į tas pozicijas. Taip pat raginu ir koalicijos partnerius atsižvelgti į esamą situaciją šitame rajone ir sudaryti teisinę bazę tokią, kad žmonės jaustųsi saugiai, nepriklausomai nuo pasikeitimo politinės valdžios. Tai tiek iš mano pusės, išreikšdamas tikėjimą, kad bendradarbiavimas, supratimas ir žmonių išgirdimas bus naudojamas ir Vilniaus rajone. Ačiū už dėmesį. Jeigu galima, tada būtų, aš norėčiau irgi pasisakyti, tai esu naujasis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius ir tikrai šiandien pamatęs, kad Seime yra nagrinėjama ši tema, skiriau laiko ir atvykau, niekur nesislėpiau, nes kai neturi ką slėpti, tai nereikia slėptis. Tai iš tikrųjų, su gerbiamu Seimo nariu mes susitikome praėjusį pirmadienį tarybos posėdžio metu ir po posėdžio iš tikrųjų paspaudėm viens kitam ranką, pasidalinom kontaktais, sutarėm, kad susitiksim ir spręsim tos klausimus, kurie dabar yra keliami ir kurie rūpi. Tuo momentu Seimo narys gerbiamas atvyko vedimas taikos taikdario mandato, bet kaip matau šiandien, tai visgi tas žingsnis buvo norimas turbūt panaudoti kitais tikslais. Tai iš tikrųjų tiek komitetų metu, kas yra sakoma, kad komitetuose nedalyvavau, tai pats kaip naujas vadovas, būdamas dar tikrai labai naujas savaitę dirbdamas, dalyvavau komitetuose. Atsakinėjau į klausimus, kas liečia struktūros pokyčius. Ir kviečiau tarybos narius, taip pat kviečiau gerbiamą Seimo narį, susitikti, aptarti, jeigu yra kažkokie klausimai ir tos klausimus spręsti ir ieškoti geriausių sprendimų. Ar sulaukiau reakcijos? Ne, nesulaukiau jokios reakcijos, nei vienas tarybos narys, nei vienas Seimo narys atstovaujantis Lenkų rinkimų akcijas Krikščioniškų šeimų sąjungą pas mane neatvyko. Tikėjau, kad tas rūpestis viešo intereso ir darbuotojų gerovės
yra tikrai pagrįstas, ne tik kad pagrįstas, bet kad jis yra toksai, bet dabar matau, kad visas šitas dalykas tiesiog yra turbūt išankstinis pasiruošimas rinkimams ir politinis žaidimas. Kitas dalykas, jaučiu, kad šitais veiksmais yra bandoma kenkti administracijos direktoriaus darbui, trikdyti savivaldybės veiklą ir trikdyti pačio administracijos direktoriaus priimamus sprendimus. Iš tikrųjų, šiandien nesirašiau tokios kalbos, niekas man kalbos nerašė kaip gerbiamam Seimo nariui, tai turiu kelis punktus. Tai, ką jau ir minėjo meras tarybos posėdžio metu, tai reikia nepamiršti valdžios atskirimo principų. Šitoje vietoje administracijos direktorius sprendžia apie administracijos struktūrą, bet matydami, kad Seimo nariams, kad tarybos nariams tas klausimas kyla, iš tikrųjų priėmėm sprendimą įtraukti tą klausimą į tarybos posėdį ir tą klausimą nagrinėti. Tai nuo to klausimo niekur nesislėpėm ir norėjom atsakyti visus klausimus. To pačio posėdžio metu buvo prašoma pasirengti biudžeto pristatymui, kuris vėliau tapo nebeįdomus, nes buvo norima nagrinėti šį klausimą. Taip pat galiu, dabar girdžiu konkrečius kaltinimus nepotizmų, konkrečius kaltinimus mobbingu. Jau tarybos posėdžio metu iš tikrųjų tarybos nariai kėlė tą klausimą, ar tie kaltinimai yra pagrįsti. Ir kuomet tos kaltinimus reiškia pavieniai tarybos nariai, nesuprasdami teisinės turbūt atsakomybės, tai yra viena, bet kuomet tos klausimus jau taip viešai deklaruoja ir matom netgi spaudos konferencijos pavadinime konkrečius kaltinimus, tai turbūt, tenka apgailestauti, kad ir Seimo nariai nesupranta, kad kaltinimai turi būti pagrįsti, jie negali būti iš piršto laužti ir už melagingus kaltinimus gali grėsti teisinę atsakomybę. Tai taip pat tikrai bendrauju daug su administracijos darbuotojais, kalbuosi apie tai, ką galima padaryti geriau, kad tas mikroklimatas gerėtų, akcentuoju to mikroklimato gerinimą. Vakar, kaip ir pavyzdys čia, gerbiamas Seimo narys sako, kad į tas pozicijas priimami kažkokie savi, į tas gerai apmokamas. Tai neleis pameluoti ir tarybos posėdžio metu, dalyvaujant visiems skyrių vedėjams, kalbėjau, kad darbo sąlygų gerinimas yra prioritetas visai administracijai. Ta girdėjo ir mūsų darbuotojai ir nuo to mes jau viešai išsakė, negalėsim turbūt pasislėpti ir tie ketinimai tikrai tokie ir yra. Bet taip pat gaunam lygiai taip pat anoniminių laiškų, kuriuose sulaukiam palaikymo ir tuose anoniminiuose laiškuose ironiškai pranešėjai juokiasi, kad būtent buvusios valdžios buvo taikomi metodai tiek mobbingo, tiek nepotizmo atvejai. Tai va šitoje vietoje, bet mes tų klausimų nekeliam į viešumą dėl to, kad suprantam, kad mes neturim tam įrodymų. Tai šitoje vietoje sakau, matau daug kaltinimų, su darbuotojais kalbamės, vakar dar susirinkimo metu darbuotojams pristačiau viziją, kaip mūsų specialistai, kurie šiuo metu yra specialistai, galėtų daryti tą karjerą, tiek vertikalę, tiek horizontalę karjerą. Ir iš tikrųjų jau yra priimtas sprendimas, kaip tai būtų galima daryti, ir tai yra jau viešai darbuotojams ištransliuota. Tai tas pasakymas, kad karjerą daryti šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybei sunku, tai aš kaip tik galiu paneigti, kad dabar ją kaip tik galima daryti. Anksčiau tos karjeros nebuvo galima daryti ir tie vadovai, kurie dirbo daug metų, jie ir dirbo. Tai gal trumpai tiek, aš tiesiog šitą visą situaciją vertinu kaip bandymą daryti įtaką administracijos naujam vadovui, nes jis yra naujas, jis galbūt kažkurioje vienoje kitoje vietoje kažkokios situacijos nežino, bet dar kartą kviečiu kolegas bendradarbiauti, susitikti, užsukti, su gerbiamu Seimo nariu pasikeitėm telefonų numeriais, pasiskambinti, išspręsti tuos klausimus, nes kad mes sužinom, kad bandom organizuoti spaudos konferenciją, kurie truputį už akių, tai nėra bendradarbiavimas. Tai aš dar kartą kviečiu bendradarbiauti tiek tarybos narius ir tos pačius darbuotojus, jeigu jaučiam, kad yra kažkas ne taip, ar struktūros pokyčiuose ir galim kažkokias vienus ar kitus klausimus taisyti, tai tikrai raginu bendradarbiauti ir rasti sprendimus, o nedaryti, mano vertinimu, šitą politinį šou. Tai kol kas tiek, ačiū. Ačiū už galimybę pasinaudojimu pasisakyti ir pateikti savo poziciją.
Taip, jūs esate naujas vadovas, galbūt dauguma išsakytų tų teiginių jūsų konkrečiai kaip asmenį, nesenai dirbantį, neliečia. Dėl to dar kartą paminėsiu, už visą situaciją atsakingas yra savivaldybės vadovas, nepaisant atskirų funkcijų pagal teisę numatytus atvejus, tačiau visą administraciją, politinių pasitikėjimo pareigybės skiria būtent meras ir jisai organizuoja jų būtent irgi darbą ir veiksmą. Aišku, galėčiau paminėti, kad jūs pateiktumėte konkrečiai, sakykime, priedų dydžius, kam jie buvo skirti, bet tikriausiai dabartiniu metu tai nėra esminga. Esminis dalykas yra tai, kad situacija yra išgirsta, mes tikimės, kad situacija yra išgirsta ir priemonės bus realizuojamos tokios, kokios užtikrins sveiką atmosferą būtent savivaldybė. Tam mes esame ir tai mes įvairiais būdais, teisiškai leistais būdais vykdysime, signalizuodami viešai, bendradarbiaudami asmeniškai, tačiau šios dienos būtent informacijos pateikimas yra vienas iš būdų, kaip apginti žmogaus teisės, kaip realizuoti viešą interesą. Ir parlamentinė kontrolė yra vienas iš būdų, kurį dar neišnaudota. Tikimės, kad ir tarybos nariai bus išklausyti ir žmonės saugiai jausis. Tas toks mūsų siekis. O mes tikrai ne tik tai stebėsime, bet aktyviai dalyvausime, kad tokių minėtų atvejų daugiau nepasikartotų. Jau aš nekalbu, kitas pavyzdys Nemenčinės direktoriaus ir bendruomenės raštas, į kurį buvo neatsakyta, tokių pavyzdžių yra daugiau. Bet faktas, kad jūs pritarėte, kad tokia situacija egzistuoja, tai irgi atspindi tai, kad melo iš pasisakymo nėra. Taigi, ginant viešą interesą, atstovaudant žmonių interesams, mes tikrai ne tik tai kontroliuosime, bet ir bendradarbiausime, bet ir signalizuosime apie tuos atvejus, kurie yra teisytini. Ačiū labai už dalyvavimą. Aš dar sureaguosiu, tikrai šitoj vietoj nepritariu tam, kas yra išsakyta, bet dar kartą kviečiu, ne žodžiais, o darbais, užsukit, pasikalbėsim ir visus tos klausimus, kurie yra rūpimi, jeigu jie yra pagrįsti, išspręsim ir išsiaiškinsim. Tai, sakau, ne tik deklaruokim, kad bendradarbiaujam ir bendraujam, o realiai padarykim. Tai aš labai laukiu iš tarybos narių, iš Seimo narių susitikimo ir su konkrečiais pavyzdžiais, kurioje vietoje yra matymas vieną ar kitą klausimą spręsti ir taisyti. Labai ačiū. Tai ačiū labai, visiškai pabaigai, kad realizuoti ir vykdyti konkrečius veiksmus, tai yra būtent savivaldybės administracijos darbas, mero vadovaujant. Ir tokių sprendinių mes lauksime. Bendradarbiaujant visada pasiruošę, bet pirmiausias dalykas, tai reikia aiškiai įvardinti, kad būtent tokių faktų, kurie paminėjau, kur naudojamas žmonių atžvilgių persekiojimas, mobingas ir be abejo nepotizmas, bandant įvairiomis teisinėmis priemonėmis įstatyti arba įdarbinti vien tik savus asmenys, o ne pagal kompetenciją, kvalifikaciją, tai į tokius atvejus mes be abejo reaguosime, kalbėsime ir stebėsime, ar tikrai žodžiai nesiskirs nuo darbų. Ačiū labai už dėmesį.